Nors esame maža tauta, didelio pasaulio kontekste, tačiau savo išradimais ir įvairia veikla ženkliai prisidedame prie viso pasaulio raidos. Laidose Maži bet reikšmingi susipažinsime tik su nedidelė dalimi tų, kurie savo darbais paliko neišdildomą pėdsaką. Pristatau Jums Saulių Lapienį. Jis apie laidos herojus gali papasakoti tikrai daug. Labas, Simona. Šią laidą pradėsime pasakojimu apie Gasparą Kazlauską, pasaulinio lygio išradėją, kurio patentuotų įrankių gaminti prietaisai iki šiol tebėra Mėnulio paviršiuje. Kazlauskas gimė 1922 m. gruodžio 10 d. Kaune, mokėsi ir studijavo Vytauto Didžiojo universitete. O čia labai specialus atvejis. Aš apie tą žmogų buvau straipsnį parašęs, nes sužavėjo jo veikla, bet tai buvo vienintelis iš mano tirtų asmenų, neturėjau niekada nuotraukos. Ką reiškia internetas, ką reiškia duomenų bazių papildymas. Ir staiga, o čia į laidai, aš randu jo nuotrauką. Randu net filmuotą medžiagą, ką galima būtų parodyti. Bet kartu sužinau, kad jis dalyvavo mokydamasis Kaune studentų pasipriešinimo kovoj prieš bolševikus. Jie buvo susodinti studentai Pravieniškių lageryje kalėjime. Gana greitai artėjant vokiečiam, traukėsi tą raudonoją kokią ten armiją. Tai pasielgė su jais brutaliai. Juos visus sušaudė. Ir nepatikėsi, aš tada randu, kaip tai sušaudė. Jo atsiminimai yra, kad jisai sugebėjo po visą tą lavonų krūvą išbūti, išlysti per miškelį ir pabėgti. Tai žmogus tokį pragarą išgyvenęs, mes dabar kalbėsim apie jį, čia mane sukrėtė visiškai. Veiksmo filmų scenarijus, įspūdinga istorija. Ir liktais po to jis pabėgo į Jungtines Amerikos valstijas. Kaip jam ten klostėsi gyvenimas? Pradėjo dirbti Šiaurės Amerikos aviacijos kompanijoje, vyresniojo mechaniku. Bet jis užsiiminėjo dizainu, buvo inžinierius, dirbo dizaino srityje. Tėvas užsiminėjo kontaktinio suvirinimo. Ir ta kompanija lėmė turbūt po to jo ateitį, nes dabar norėčiau pavardyti bent keletą įspūdingų darbų, kurios yra ta kompanija atlikus. Ta kompanija buvo sukonstravusi žymų treniruočių lėktuvą Teksaso vardu, naikintuvo Mustangas filmus, jeigu žiūrėtume, tikrai Mustangų ne vieną. Naikintuvus bomboižius Mitchell vardu tikrai filmuose galima pamatyti, reaktyvinį naikintuvą. Netgi konstravo branduolinę energiją varomą bombonešį, toks žymus XB-70. Neįtikėtina, kiek daug sukurta technologijų. O kam prireikė sukurti naują suvirinimo metodą? Na, labai įsivaizduokim, jeigu tu turi technologinių problemų suvirinį, vibracija, greičiai, kokybė prasta. Iki to meto buvo prasta. O jo konkrečiu atveju buvo, ypač kai jis dirbo toj branduolinės reakcijos varomų lėktuvų. Reikia įsivaizduoti, kad tiek atominės elektrinės dabar, aplamai branduoliniai įrenginiai, jie turi būti aušinami. Aušinimas ten vyksta naudojant labai daug vamzdelių. Tai yra sudėtinga matematika, jie tam tikrų būdų apjuose tas karštasias vietas, vyksta aušinimas. O ten dažniausiai yra vamzdeliai cilindrinės formos. Kur link kreipiu? Labai prastai iki jo buvo suvirinami cilindriniai vamzdžiai tarpusavyje. Toliau, jeigu tu pramoniniu būdu dideliam ceche gali tą lygį ir padaryti su didžiuliu aparatu, bet kai tu persikeli, pavyzdžiui, į lėktuvo matmenis, vyksta miniatūrizacija. Iki jo neegzistavo jokio prietaiso, kuris galėjo suvirinti vamzdį. Žodžiu, iškilo absoliučiai kitas poreikis. Gerai, kosmoso programai Mėnulyje reikėjo nusiskraidinti kartu portatyvinius atominius reaktorius. Jie maždaug tokio aukščio, jeigu skaityti. Ten yra nuotraukų, filmuotojų medžiaga, jis nusikabino nuo Mėnulio tą nuleisdavo aparatų, paneša tolyn tą branduolinį reaktoriuką
įjungė, tas dirbo mėnulyje kažkur toliau, irgi reikėjo aušinti. Tai iš vis ploni, kaip pirštas vamzdeliai, visą tą irgi reikėjo suvirinti. Vat tai poreikis iš karto automatiškai atsirado ir jis buvo kaip tik ant bangos, būtent tuo metu ir ten, kur reikia. Domėdamasi perskaičiau apie RTG. Kas tai yra ir kam tai buvo naudota? Aš čia truputį užbėgau už akių. Radioterminiai generatoriai. Tu pasigamini elektrą, prietaisus, o čia jeigu mėnulio atveju tai vienareikšmiškai, tu nusiunti į tokią agresyvę aplinką, dieną karštą ant saulės, naktį šaltą, labai šaltą, o poste viduje yra bent jau, sakykime, elektronika. Tai tu jau šaldysi, aparatūra neveiks, reikia pasišildyti. Iš to, ką pasakoji, susidaro įspūdis, kad Kazlauskas tikrai turėjo turėti bent vieną patentą. Taip, jis turėjo 25 patentus. Pradėjau nagrinėti jo patentus pagal jo pavardę. Patikėkit, tikrai labai nustebau. Patento pavadinime yra pilna pavardė. Ne šiaip su kokia ten trumpa Johnson ar ko. Kazlauskas su visa pilna lietuviška pavardė. Tai vat yra jo patentas Kazlausko išorinė suvirinimo galvutė. Bet yra dar vienas patentas, kur gana retas atvejis, vienas jo patentų yra taip pat Kazlausko suvirinimo galvutė, jį galima taip pat rasti, ir kur remiasi į vienintelį patentą, kas yra labai retai šiandien. Būna grupės mokslinių, inžinerinių kompanijų į savo tą pirmąjį patentą. Patentas, kuriame yra remiamasi tik vienu savo paties patentu. Man padarė didžiulį įspūdį. O Simona, ar žinojai, kad yra toks tinklalapis Didieji pasaulio suvirintojai? Iš tiesų ne, bet spėju, kad Kazlauskas jame paminėtas. Spėjai. Svarbiausia mums faktą perleidžiu pasakyti tau. Ačiū, Sauliau. Orbitalinio suvirinimo galvutę 1968-aisiais išrado lietuvių kilmės amerikietis Gasparas Kazlauskas. Tai akivaizdu, kad jis naudojamas beveik bet kur. Tai ir jeigu didesni objektai, laivų statyba, automobilių gamyba, biotechnologijų, cheminių technologijų pramonė, farmacijos, maisto pramonė, visur yra vamzdeliai. Netgi puslaidininkių pramonė, kuri yra švarių patalpų komponentų gamyba. Dėmesio besidomintiems suvirinimu. Mačiau, kad lazerinis suvirinimo aparatas parduodamas už 100 eurų. Čia gal nauja technologija, ar taip jau ištobulėjo? Astronautų skafandrų projektuotojas – kitas mūsų laidos pasakojimas, skirtas pažinčiai su Robertu Jonu Balinsku, projektavusiu skafandrus ir pirštinės astronautams. Robertas Balinskas gimė 1933 m. gruodžio 7 d. Naujosios Britanijos mieste, Konektikuto valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Išeivių iš Lietuvos Jono Balinsko ir Stanislavo Sakalauskas šeimoje. Sauliau, prieš 10-metį aviacijos pasaulio žurnale jūs parašėte straipsnį apie šį žymų inžinierių. Kokį išsilavinimą Robertas Balinskas įgijo Jungtinėse Amerikos valstijose? Bakalauro laipsnį įgijo tiesa mechaninės inžinerijos. Jo veikla buvo su tuo susijus. Konektikuto universitete magistrą įgijo Renselio Politechnikos institutą. Inžinieriaus Roberto Balinsko darbo biografija yra kaip reta labai trumpa. Nuo pat kosminių programų pradžios 33 metus jis dirbo aviacijos ir kosmoso technologijų kompanijoje Hamilton Sundstrand. Jis vadovavo taip vadinamam mobilumo užtikrinimo įrenginiui. O kurių JAV misijų astronautai vilkėjo Balinsko vadovaujamos grupės kuriamais atviro kosmoso kostiumais? Iš kito galo pradėtai Apollo misijose, tai išėjimai, pasivaikščiojimai ant mėnulio paviršiaus. Toliau, kai Apollo programa buvo sustabdyta, 18, 19, 20 misijos skirta įranga buvo paversta Skylabu, dangaus laboratorija. Ir kai buvo sukurti erdvėlaiviai, vadinami Space Shuttle, tai ir juose. Gal galėtumėm žiūrovams trumpai suteikti informacijos apie tas misijas, parodant jų nuotraukas ir video? Taip, žinoma, atsakymą galiu bandyti iliustruoti 1-aisiais astronautų išėjimais į atviro kosmosą.
Ir beveik visose šitose misijose, čia užimtų netgi per daug galbūt laiką. Nu gerai, paimkim Gemini misijos ardvėlaivį, Gemini 4 atvejį. Nu. Tai čia pats pirmasis atvejis JAV kosmonautikos istorijoje, nes Sovietų Sąjungoje tai Leonovas buvo pirmasis, truputį anksčiau. Čia lenktyniavo tarp kitko, kas anksčiau. Tai vat pirmą kartą išėjo 65 metais į atvirą kosmosą. Minėjau tą. Kuprinė šiuo atveju tiesa nėra, bet tam tikra tarpinė sistema ir maitinimas, oras, valdymas reikiamas paduodamas per žarną. Tu išeini į atvirą kosmosą ir tave jungia žarna iš centrinio aparato. Nu, ten išbuvo, tarp kitko, rekordiškai ilgai tą pirmąjį kartą, 23 minutės, Leonovas tai trumpiau, dar tarp kitko vos sugebėjo grįžti, išsipūtė skafandras ir netilpo į tą angą. Teko orą išleidinėti atviram kosmose. Skamba baisiai atvirame kosmose. Taip pat teko girdėti, kad Vaito išėjimo į kosmosą metu įvyko vienas pirmųjų kosmoso nuotykių. Gal galėtume apie jį papasakoti? Išeina į kosmosą, bet tam liukė tengi nesvarumo būsena, atsarginėgi pirštinė gulėjo, jeigu su to pirmąją neišeitų. Ir jį kokiu tai būdu išskrido iš to liuko. Balinskas kaltas pirmąją kosmoso šiukšlę sukūrė. Grįžtant prie Balinsko, galbūt Saulius skaičiavęs, kiek kartų su jo kurtais kostiumais yra pabūta atvirame kosmose? 210, galiu aišku suklysti, nes didžiausias skaičius žinoma su Space Shuttle'ais. Buvo labai daug skrydžių, jie ten pakildavo, atsidarydavo tad daržinės kabutėse vartai, jie ten išeidavo, dirbdavo, montuodavo ką tai panašiai. Nuo Mėnulį 10 kartų, tai čia lengva suskaičiuoti, kiek buvo pasivaikščiojimų, 5 pasivaikščiojimai po 2 žmonės ir dar suspėjo 11 kartų Gemini programai. Gražus skaičiai. Gal buvo koks nors netikėtas ir neįprastas kostiumo panaudojimas? Vienintelį kartą, važiavau prieš 40 metų, toks buvo astronautas Briusas Makandlesas, erdvėlaivio Challenger atveju, išskrido iš laivų. Ta prasme, neprijungtas, neplaukiojo. Tai buvo sukurta tokia autonominė judėjimo sistema, tokia speciali kėdė, aprūpinta visko maitinimu, ryšių, kamerom. Tai vos ne 100 metrų nuskrido į šoną su ta kėdė ir paskraidė. Čia buvo išskirtinis atvejis. Sauliau, o baigiant pasakojimą, galbūt galėtum pasidalinti, koks yra pats įsimintiniausias ir šiaip mūsų buityje pritaikomas Balinsko išradimas? Dar 81 metais Johnsono kosmoso centras suformavo užsakymą. Prireikė, tai akivaizdu, temperatūrai atsparių pirštinių. Žinia, kad kai tu išeini į atvirą kosmosą, kartais būni naktyje, kartais būni ant saulės. Bet kuriuo atveju reikia pirštinės, kuri dirbtų, kur pirštai lankstytųsi ir atlaikytų temperatūrą iki 100 laipsnių aplinkoje. Tai jis ne tik, kad tokias pirštinės kūrė, bet ir panaudojo vieną silicio, tiksliaus smėlio savybę, tam tikrų būdų jį apdorojus, paversti jį silikonu, mums žinomų silikonu. Tokia guma. Aišku, gali spalvinti. Bet jį ypatinga tuo, kad ji apsaugo nuo karščio. Tai vis dėlto kokia yra šio išradimo esmė? Kaip jinai pritaikoma buityje? Bet prieš tai reiktų pasakyti, kaip jis tą sugalvojo. Minėjau, karščiui atspari medžiaga. O tu turi pirštinę, taip? Tai ant pirštinės tos paimamosios pusės taškelius tokius sudėjo.
mažyčius tokius, pusrutuliukus. Tai tu jį gali pritaikyti mūsų buityje, akivaizdu tikrai visi šeimininkai, šeimininkės sodos ar dar kažkur žino tas pirštinės, ant kurių yra daug spalvotos, įvairių spalvų taškelių. Tai tiesiog vizualizacijai perkeltas tas principas, tą, ką jis padarė astronautams. Po tiek įdomių faktų, manau, laikas trumpai pertraukai. Neilgai trukus, mažų bet reikšmingų istorijas tęsime. Siužete raketų aerodinamikos specialistas kalbėsime apie Praną Baltakį, sukūrusi kompiuterinį metodą viršgarsinių lėktuvų bei taktinių raketų aerodinamikai apskaičiuoti. Baltakis gimė 1926 m. gegužės 16 d. Latvėnų kaime, Troškūnų valsčiuje, daugiavaikėje stambaus ūkininko šeimoje. Mokėsi Troškūnų pradžios mokykloje ir Anykščių gimnazijai. Bet kaip ir dauguma tokios lemties žmonės, paskutinę klasę baigė Vokietijoje. Tėvais priversti buvo išvykti į Vokietiją. Kokius tiksliau mokslus jis baigė Vokietijoje? Labai įdomus pasirinkimas iš didelio būrio žmonių, lietuvių, turbūt vienas iš tų, kur tikslinių būdų baigė mokslus susijusius su aeronautika. 3 metus jis ten mokėsi. O jau 1949-aisiais Baltakis atvyko į JAV. Kuriuose JAV universitetuose jisai mokėsi? Jų tiek daug, kad pasakysi pavadinimą gal ne visiems ką reikš. Gerai. Miestas Pitsburgas. Pitsburgo universitete. Ir kadangi Vokietijoje baigęs mokslus susijusius su aeronautika, retas atvejis tik baigęs mokslus universitete, jis net 4 metus dėstė aerodinamiką. Iš Baltakio brolio prisiminimų žinome, kad kartą atvykęs iš Pitsburgo į San Diegą, Kalifornijoje, Pranas susipažino su aeronautikos specialistais, kurie pasiūlė jam pasilikti. Čia Pranas gyveno ir dirbo apie 5 metus. Dirbo jis bendrovėse, tyrinčiose įvairių raketų modelius, viršgarsiniuose vėjo tuneliuose. Irgi priešistorė tam tikra reikalinga dėl pačios sąvokos vėjo tuneliai. JAV, kaip žinia, po karo išsivežė daug hitlerinės Vokietijos technologijų. Tai to prireikė konstruktoriams žinot, ar tavo ta įranga, aišku, dirbdavo su mažesniais iš pradžių maketais, dabar tie jau gal ir su realaus dydžio kai kuriais aparatais. Prisireikia žiūrėti, ar jis nesugrius, nesutrupės, neatsiklijuos kas nors, netitrūks. Tai dėka to, tai kai amerikonai parsigrąžino, jau susistatė, laboratorijas kūrė, tai jau Baltakio darbas buvo būtent ten. Suformavo jis tam tikras žinias, kurios paskui pamatysi, prieisim prie to, lėmė jo labai svarbius išradimus virtusius patentais. Ir dar kas labai buvo svarbu, jis 6 metus dar dirbo karinės ginkluotės laivyno artilerijos laboratorijai. Ta prasme, visa, kas susiję su objektų greituoju skraidymu. Raketa, sviedinys. Tas labai pravertė po to jam gyvenime. Jis pradėjo privačiai konsultuoti, nes įgytos žinios darbui vėjo tuneliuose, plus labai geros matematikos aerodinamikos žinios lėmė tai, kad jis gali pasiūlyti, gali apskaičiuoti skrendančių objektų parametrus. Nes jeigu labai greitai skrenda objektas,
aplink jo išorė yra, vėl nežino, kiek ten tų turbulencinių bangų slėgia į tam tikrą įrangą, sparną ar panašiai, visą šitą apskaičiuoti. Ir sukūrė kompiuterinį metodą tų viršgarsinių jau tuo metu esančių lėktuvų, taktinių sviedinių, reiškia, tai čia ginkluotė. Ir iki šiol tas naudojamas kompiuterinis metodas, aišku, modifikacijos jo dabar yra, bet tai jis dėjo pagrindus. Sauliau, paminėjai patentus, sugrįžkime prie jų. Duomenų bazėse radau tik 2. Kuom jie buvo ypatingi? Vienas yra keitiklis, tą, ką minėjau, slėgis per skylutę ošiant orui, o kitas, jau kai tu pakeiti, reikia pradėti matuoti. Tai va tokie 2 patentai, pagrindiniai. Vieną jis beje padovanojo Jungtinėms valstijom, kaip valstybei, o kitą padovanojo JAV karinėms pajėgoms. Galėtume tik įsivaizduoti situaciją, jei abu Baltakio patentai būtų buvę personalizuoti. Bet noriu pasakyti tokį dalyką. Tu negali pasiųsti aparato nei su žmonėm. Netgi ir tuos, kur nusileidžia Marse ar Mėnulyje, ir tu turi nusiųsti marsaeigį. Tu turi suskaičiuoti tą procesą jo nuleidimo. Aš noriu teikti, kad be to kodo, kurio rašyme dalyvavo Baltakis, stop, kosminių programų nėra, nebūtų. Ir esu girdėjusi, kad buvo kažkoks incidentas su Patriot. Gal gali daugiau papasakoti apie jį? O bėda nutiko tokia. Jeigu amerikonai sukūrė, kad tu įmobili sistemą visų pirma, tu ją atvežiai ir įjungi maždaug tada, kai prognozuoji, kad bus bėda. Ten kažkur 8 valandom šis laikotarpis. Tai jeigu tu perlaikai, perviršyji, kas tada atsiranda kompiuterio registro skaitliukė? Persipildo, atsiranda kiti dydžiai. Ir taip įgavus. Izraelio šitie kariškiai amerikonams sako, kažkas ne taip, sako, šauna, bet šauna kažkiek iš šoną. Nu, va, taip ir buvo, kad net 20% paklaidos netgi būdavo. Tas būtent atvejis ir suveikė, atskrido raketa, šovė, bet šovė gerokai iš šoną ir pataikė į kariškių kareivių būrį ir žuvo jų ten iki 100 žmonių. Tai jis rado tą klaidą, taisė tą klaidą. Tiek šį kartą apie mažus, bet reikšmingus. Kitose laidose nemažiau įtraukiantis pasakojimai apie lietuvius savo darbais palikusius pėdsaką visos žmonijos raidos istorijoje.